Taigi, pasižiūrim. Egzaminą 25 metų valstybinio brandos egzamino pirma dalis. Pirmas uždavinukas su aibėmis. Raskite aibių sąjungą. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nu tai visai toks su sąjunga nesudėtingas. Dažniausiai duoda ten kažkokius skirtumus. Na tai mes pasižymėm aibę A nuo -2 iki 8. Taip, čia bus mūsų aibė A. Ir tada pasižymėm aibę B, kita spalva, aibė B bus nuo -4, užtušuota iki 7, taip, o čia yra aibė B. Kadangi mūsų prašė sąjungos, tai sąjunga čia yra kas bendrai gaunasi nuo -4 iki 8. Jo, ir šiemet šiaip, nežinau, gal pajutote, kas rašė iš 11-okų, kad atsakymai yra truputuką maišomi. Uždaviniai nebuvo maišomi, bet atsakymai buvo skirtingi pas visus. Nustatykite, kurios funkcijos grafiko eskizas pavaizduotas paveiksle, pažymėkite teisingą atsakymą. Nu tai, kas žino funkcijas, iš karto žino, kad čia yra kubinio funkcija. Ta prasme, čia sudėtinga su kita supainioti. Be abejo, galima į kiekvieną funkciją įsistatinėti tuos x-us ir tikrinti pagal lentelę, bet kubinės gal mes čia nenagrinėsim. Tada 3.1. Rašykite atsakymus, nežinau, man tai šių metų egzaminas palyginus su praeitais atrodo labai juokingas, nes, galima viską buvo šitai skaičiutuvu tiesiog susirašyti. Ta prasme, čia be abejo, tu gali pasiskaičiuoti rankytam, bet galima pasiskaičiuoti ir su skaičiutuvu. Taip, tai aš tiesiog suvedu ir matosi, kad -1. Tai nežinau, man kažkaip tas nelabai patiko. Ta patį galima padaryti su 3.2, tai mes bent jau su jumis pasižiūrėkim, kaip teoriškai tai turėtų spręstis pagal matematinės taisyklės, taip. Tai kai traukiam šaknį, čia atsiranda modulis, taip, išlyginės laipsnio šaknies. Dabar turime vertinti, ar viduj modulio yra pliusas ar minusas, kadangi viduj modulio yra minusas, tai modulis taps skliausteliais su minusu prieš juos, taip. Na ir dabar, kadangi čia tipo skliaustai vienodė, susiprastina, lieka -1 kaip atsakymas. 3.2. Taigi, arba skaičiutuvu susivesti, arba tiesiog viską paverčiam laipsniais. Dvigubos šaknės, tai čia bus va šitą šaknę aš parašysiu kaip 2 pakelta 1/2 ir tada dar apskliausiu antrą šaknę parašysiu kaip 1/2. Ir visą tai pakelta 4. Tai pas mus šaknės susidaugina, taip. Kai šaknės susidaugins, rodikliai laipsnio susidės, jo, mes turim laipsnio savybės. 1 + 1/2 + 1/4, tai čia pasiskaičiuosim gal taip, 1 + 1/2, gerai, parašysim gražiai su trupmenom, 1/2 + 1/4, 7/4, čia yra 2 pakelta 7/4, jeigu pakelsim dar 4, tai ketvirtai šitie susiprastina, susidaugina, 7/4 kart 4 bus tiesiog 2/7, na ir 2/7 įsivedam, bus 128. Tai man atrodo taip, jo, jeigu mes šitą suvesim tiesiog į skaičiutuvą, tai teoriškai turėtume gauti tą patį, kas tenai buvo šaknis 2 ir 4. 128. Jau. Toliau paveiksle pavaizduoti funkcijų grafikai, logaritmo funkcija ir tiesinė funkcija. Tai logaritmo funkcija pavaizduota čia yra va štai šita. Tiesinė funkcija pavaizduota tai čia va ta mėlyna. Naudodamisi šiais grafikais nustatykite lygties sprendinį. Kada logaritminė lygia tiesiniai, rašykite atsakymą. Tai va šitam taške yra sprendinys. Sprendinys yra x, tai pasižiūrim, koks čia x, x čia yra 4. 4 atsakymą. Kitas uždavinukas. Išspręskite lygtį, duoda paprastą šaknies lygtį. 2 - x lygu 5. Galim pakelti viską kvadratu. Tuomet
po kairę pusę šaknis dingsta, po dešinę pusę tampa 25 ir viskas nesudėtingai išsisprendžia. Taip, minus x lieku 20, 23, tai x yra minus 23. Šiaip su skaičiutuvu irgi čia galima buvo prižaisti, pridirbti, kur rodžiau, bent jau su šituo Casio galima išsispręsti su solveriu, tai irgi kažkaip šitas egzaminas pasirodė per daug sprendžiamas su skaičiutuvu, anksčiau taip nebūdavo, tai nežinau, ar šitas tendencija kitais metais tęsis. Suprastinkite reiškinį, pažymėkite teisingą atsakymą, tai jeigu duoda suprastinti, tai jūs mokinotės tik tai kubų formulės, tai tikriausiai čia kažkur kubų formulė yra, ir vat štai šitoje vietoje yra x kubų minus 8 kubų, tai tą formulę galima čia formulinę kažkur pasižiūrėti, vat x kubų minus 8 kubų, va šitą vat formulę, pas mus buvo x kubų minus 8, tai 8 čia yra 2 kubų, taip? Tai šitą dalyką, kadangi yra minusiukas, naudosim apatinį eilutę, skaidysim pagal apatinį eilutę, tai bus x minus 2 ir tada x kvadratu plus x kart 2 plus 2 kvadratu. Taip. Štai taip pagal formulytę išsiskaido. O tas apatinis reiškinukas, jo, tai trumpai tariant, o šitą dalyką viršų perrašom, apačią išskaidom pagal tą formulę ir va čia x minus 2 pas mus gražiai susiprastins. Pom. Ir, lieka atsakymas, koks čia būtų 1 dalinta iš x kvadratu plus 2x plus 4. Tai va šitas varieka. Be abejo, galima spręsti buvo ir kažkokiom, kitokiom, ta prasme, apeidinėjant sistemą, ten paimti kokį x7, taip, įsistatyti 7 minus 2, čia tada paimti kokį 7 kubų, paskaičiuoti minus 8. Žiūrim, atsakymas turėtų būti 1 dalinta iš šiam 7 ir dabar tiesiog kiekvieną iš šitų atsakymų tikrinam, ar kuris tinka. Taip. Tai ten pirmas mums netiks, čia bus 7 kvadratu minus 4. Turėjo būti 1 iš šiam 7, ne 1 iš šiam 7, taip. Tada, jeigu kitą pabandysim, vėl netinka, taip. Trečią pabandom, opa, šitas tinka. Tai irgi galima apeiti, ne čia viską su skaičiavke pasidaryti, nieko nesprendžiant. Tai taip visai ramu, galima sutikrinti. Grafikas y lygų 1/2 x eina per tašką, kurio ordinatė lygi 32. Nustatykite, kam lygi šio taško abscisė. Tai ordinatė čia yra y, taip, sako y randu, klausia, kas yra abscisė. Tai tiesiog įsistatom lygtį ir sprendžiam labai paprastą tokią rodiklinę. Jo lygtą. Randu yra 2/5, čia irgi galima apversti prie dvejeto. Ir gaunam, kad 2/5 yra 2 pakelta minus x, 5 lygų minus x, tai atitinkamai x bus minus 5. Teoriškai visai gražus skaičiai, tai galima buvo pravažiuoti ir kažkaip per lentelę tiesiog suvesti, jeigu norite pasitikrinti 1/2. Taip ir į tą lentelę pakelti suojo ir nuo minus 10 iki 10 standartinis pravažiavimas ir čia pasiieškoti, kur čia abscisė ordinatė bus tramdu. Jo, tai va, tramdukai minus 5. Tai dar vienas toks ramus tikrinimas per egzą, irgi garantuotas taškelis. Žinoma, kad log A225 yra 2, nustatykite A reikšmę, tai arba sprendžiame kaip logaritminės lygtis, taip, arba naudojame čia logaritmo apibrėžimą, kelintų laipsnių reikia pakelti A, kad būtų 225, tai sako, kad A kvadratu reikia pakelti, kad būtų 225. Traukiam šaknį, gaunam, kad A yra plus minus 15, jo, bet pagal apibrėžimo sritį A turi būti didesnis už 0, nelygus 1, tai atsakymas tinka tik tai A yra 15. Vėlgi paprasta lygtis galima buvo ir su skaičiutuvu ją išsispręsti. 225 lygų 2, shift solve 5, 15. Jo. Tada, kurios iš pateiktų funkcijų reikšmės mažėja visoje jos apibrėžimo srityje, pažymėkite teisingą atsakymą, mažėja. Tai neblogai čia būtų žinoti grafikėlius,
blogiausiu atveju juos susidaryti per egzaminą, geriausiu atveju šiaip juos reikėtų mokėti. Jo, tai šaknies grafikas atrodo taip, tada rodiklinė funkcija, kai pagrindas yra mažesnis už vieną, atrodo taip. Tai čia yra rodiklinė funkcija, kur pagrindas didesnis už vieną, atrodo taip. Ja, čia eina per vienetuką. Ir x kvadratu funkcija yra šiaip kvadratinė. Tai mums reikia, kada mažėja, mažėjanti čia yra vienintelė funkcija, kuri mažėja visoje jos apibrėžimo srityje. Tai kurios iš pateiktų skaičių sekų yra geometrinės progresijos, nurodykite 2 teisingus atsakymus. Tai geometrinė progresija yra tokia skaičių seka, kai mes dauginam kas kartą, kad gauti kitą skaičių, iš kažkokį vieno skaičiaus padauginam. Taip? Tai šiuo atveju tai nebūtų geometrinė progresija, nes čia mes negalim pasakyti, kad kas kart dauginam iš 4, nes 1 kart 4 gerai, čia būtų 4, bet 4 kart 4 jau ne 9. Ja? Tai čia yra tiesiog skaičių seka, man atrodo, čia yra kvadratų skaičių seka, bet tai nėra geometrinė progresija. Tada kita skaičių seka yra aritmetinė progresija, nes tarp skaičių yra skirtumas +2. Taip, čia irgi +2 ir čia +2. Tai čia yra aritmetinė progresija. Mūsų klausia geometrinės progresijos. Kitam numerį. Vėlgi, ar tai yra geometrinė progresija? Mes galim pasitikrinti 3 šaknis iš 2, padalinti šaknis iš 2, pasiieškoti, ar Q yra tas pats. Tai čia Q būtų 3, o jeigu mes kitą Q mėginsim surasti, 5 šaknis iš 2, dalinti iš 3 šaknis iš 2, tai 5/3 ne tas pats Q, tai čia irgi nėra geometrinė progresija. Taip? Ir pas mane taip gavosi, kad 2 likusios yra geometrinės progresijos, tai galim vėl susirasti Q. Q yra sekantis dalinta iš buvusio, tai -4 dalinta 2 yra -2. Ir tada kitą Q, jeigu pasiieškoti, 8 dalinta iš -4 irgi yra -2. Tai čia mūsų geometrinė progresija, ten, jeigu 16, taip, be abejo reikėtų teoriškai su visais patikrinti, bet jeigu jau 2 tiko, tai tikriausiai ir kiti tiks. Ir čia irgi, jeigu mes Q surasim, tai čia kas kart dvigubinasi. Dvigubai daugiau, dvigubai daugiau, dvigubai daugiau. Tai mes turim 2 geometrinės progresijas, va čia 2 geometrinės, šitos 2 šiaip yra aritmetinės ir šita yra tiesiog skaičių seka, nei viena iš progresijų. Daugiau nėra. Taip. Tada apskaičiuokite vektoriaus mn ilgį ir rašykite atsakymą. Tai vėlgi, dar vienas uždavinukas iš formulyno. Čia formulinė yra vektorių. Vektorių ilgis turėtų būti vektoriaus ilgis. Skaičiuojamas pagal vieną koordinatę kvadratu plus kitą koordinatę kvadratu. Tai vektoriaus mn ilgis pasiskaičiuos mn koordinatę 6 kvadratu plus 8 kvadratu. Ir tai yra šaknis iš 110. Taip. Kitas. Nustatykite mažiausią skaičių priklausantį funkcijos apibrėžimo sričiai. Rašykite atsakymą, tai apibrėžimo sritis yra šiuo atveju tik tai šaknis, mes apibrėžimo sritį tikrinam šaknis, logaritmas ir trupmena, taip, čia yra tik tai lyginė šaknis, taip, nelyginė netikrintume. Tai pošakninis reiškinys turi būti didesnis arba lygus už 0, reiškia x turi būti daugiau arba lygus už -4. Klausia mažiausią skaičių, kuris priklauso, nėra apribojimo, kad būtų mažiausias natūralus ar kažkas kito, tai tiesiog -4. Jo, vėl galima čia kažkaip susižaisti su tom funkcijom, nes pas mus tiesiog skaičiuotuvas errorą mes nuo -10 iki 10 standartinis tikrinimas ir mažiausias skaičius, su kuriuo skaičiuoja, yra -4. Čia errorai visur. Taip. Jūratė mokosi ispanų kalbos ir nutarė kiekvieną savaitę išmokti kuo daugiau žodžių. Pirmą savaitę ji išmoko 10 naujų žodžių, o kiekvieną kitą savaitę 3 naujais žodžiais daugiau negu praėjusią savaitę. Apskaičiuokite kelintą savaitę, Jūratė pagal savo planą išmoks 5 naujus žodžius. Taip. Ok, Jūratė mokosi ispanų kalbos kiekvieną savaitę
nutarė išmokti kuo daugiau žodžių. Tai pirmą savaitę išmoko 10, o kiekvieną kitą 3 daugiau. Tai čia yra kažkokios progresijos. Jo, jūs jeigu turėsite tekstinį uždavinuką, tikriausiai tai yra iš progresijų tekstinės. Tai reikia suvokti, ar čia aritmetinė ar geometrinė. Tai pirmą savaitę taip, buvo 10, tada kiekvieną kitą 3 daugiau. Nu, tai reiškia, kad antrą savaitę tada būtų 3 daugiau, tai čia tipo 13. Trečią savaitę tada būtų dar 3 daugiau, nes kiekvieną kitą. Jo, čia būtų 16, ketvirtą savaitę tai būtų 19 ir mes matom, kad čia yra šiaip aritmetinė progresija. Taip. Tai aritmetinė progresija, kur padidėja per 3. Gerai, tai mes tada turim aritmetinės progresijos pradinį skaičiuką ir mes turim skirtumą, d yra 3. Taip. Ir be abejo, galim taip tiesiog viską susirasti. Ko prašo, apskaičiuokite, kelintą savaitę Jūratė pagal savo planą išmoks 55 naujus žodžius. Tipinis klausimas, reikia tik tai atkreipti dėmesį, ar mūsų prašo surasti, kiek bendrai jie reikia laiko, kad jie išmoktų 55 žodžius, ar kelintą savaitę išmoks. Taip? Nes jį per savaitę pirmą išmoko 10, per antrą 13, ir čia klausia, o kelintą tipo 5. Taip? Tai čia nėra suma. Jo, reikia suvokti, kad mums duoda kažkokią AN, nesuma. Kažkelintą savaitę, mes nežinom kurią, išmoks 55. Taip? Ir tada, jeigu žinom AN, žinom A1, žinom D, iš formulyno pasiimam šitą formulę ir įsistatom AN 5, A1 10 plus 3, N minus 1 ir čia viskas gražiai išsisprendžia. Skliaustai 3, N minus 1 iš 3 padalinu. 15 yra N minus 1 ir čia, jeigu perkelsiu į kitą pusę, darau išvadą, kad N yra 16. Per 16 savaitę. Nu, be abejo, galima pasitikrinti, kad A16 pas mus turėtų būti 55, tai čia 10 plus 3 kart 16 minus 1. Įskaičiuoju šitą, susivedu ir pasižiūriu, ar čia pas mane viskas yra gerai. 10 plus 3 kart 16 minus 1, pamp, M5, super, per 16 savaitę. Ok, išspręskite nelygybę, pažymėkite teisingą atsakymą. Nu, tai paprastutė rodiklinė nelygybė. Atsikratom pagrindų, kadangi pagrindas yra mažesnis už 1, taip tarp 1 ir 0, tai atsikratant pagrindų keisis nelygybės ženklas. Rodiklinėse nelygybėse jokios apibrėžimo srities skaičiuoti nereikia, logaritminėse reikėtų, taip, tai čia realiai tiesiog šitą išspręsti. Perkeliam x į kitą pusę. Jo, kitus skaičius perkeliam į kitą pusę. Padalinam iš 2 ir čia bus x daugiau už minus 3. Tai x daugiau už minus 3 vienintelis atsakymas yra štai šitas. Daugiau už minus 3. Nustatykite, kiek sprendinių turi liktis. Pažymėkite teisingą atsakymą. Labai toks truputuką painiojantis uždavinys, kas labai faina, kad per paskutinį bandomąjį, kurį jūs rašėte, kurie mano mokiniai rašė, taip, jūs gavote labai panašų uždavinį. Ir ten mes visiems surašėm, kad atkreipkite dėmesį, kad kai traukite lyginę šaknį, rašyti būtina plius minus. Taip? Tai vėlgi čia yra tas pats dalykas, kad kai mes turime x4 yra 16, mes traukiam 4 laipsnio šaknę, gaunasi, kad reikia parašyti x yra plius minus 2. Nes lyginė šaknė plius minus. Čia tas pats, kai jūs traukite x kvadratu, yra 4, traukiam šaknę, x yra plius minus 2. Taip? Tai man atrodo, kad čia labai daug kas pasigavo, kad neparašė to minus 2 ir lygtis turi 2 sprendinius, ne vieną. Okay. Gerai. Tuomet duoti 2 vektoriai, nustatykite kampo tarp vektorių didumo laipsniais. Pažymėkite teisingą atsakymą. Lygiai toks pat uždavinukas buvo per bandomąjį, surasti kampą, surasti kosinusą. Tai atsiminam, kad kampą tarp vektorių susirandam, jeigu neduota brėžinio, mes turim vienintelį atvejį, čia yra susiieškoti jį per skaliarinę sandaugą, nes skaliarinę sandaugą galima apskaičiuoti 2 būdais. Taip? Arba pagal koordinates, arba pagal ilgį ir kosinusą kampą. Taip? Tai iš čia galima ištraukti kampą, kai šitus prilyginam.
Šiuo atveju uždavinukas netgi yra paprastesnis, nes kai mes tik pradėsim skaičiuoti skelerinę sandaugą, 3 kart 2 plius minus pusantro kart 4, jo čia 3 kart 2 yra 6, minus pusantro kart 4 yra minus 6, jūs rasite, kad skelerinė sandauga yra 0. O skelerinė sandauga lygi 0, kai vektoriai yra statmeni. Čia yra vektorių savybė. Tai teoriškai net nieko kito skaičiuoti nereikia, uždavinys yra daug trumpesnis negu mes darėm. Nu, galima ten susirasti, bet kosinusas bus 0 ir tada alfa yra 90 laipsnių. Toliau, paveiksle pavaizduotas vienetinis apskritimas, kurio centras yra O ir posūkio kampas, kurio didumas 240, taškas M priklauso apskritimui. Remdavėsi paveikslą, nustatykite taško M koordinačių X ir Y reikšmes, įkelkite tinkamus skaičius į tuščius langelius. Tai jo. Nu, čia šiaip, žinokit, toks uždavinys, kad net iš akies galima buvo nustatyti, kad čia pusė X yra. Jo? Bet jeigu prisiminti teoriją, taške pirma koordinatė čia yra kosinusas kampo, antra koordinatė čia yra sinusas kampo. Tai ką mes pasidarom, mes tiesiog suskaičiavau, pasižiūrim, koks turėjo būti X, tai yra kosinusas kampo 240 minus 1/2. Ir tada pasižiūrim, koks turėjo būti sinusas kampo sinusas 240 minus šaknis 3 dalinta 2. O štai 2 atsakymai. Toks jau labai paprastutis. Praeitais metais tikrai trigonometrijos su vienetiniu apskritimu sunkesnis buvo. 18. Nustatykite, kam lygus penktadalis skaičiaus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Kai tai prašo penktadalio skaičiaus, reiškia prašo va tą skaičių, kuris mums yra duotas, padalinti iš 5, kad mes surastume jo penktadalį. Tai matome, kad čia penketukas ar čia. Jau reikia, reiškia tikriausiai, viską prie penketo privesti. Čia 1/25 aš pakeisiu kaip 1/5 kvadratu. Tai čia bus kvadratu ir 25 bus 50 laipsniai susidaugins. Taip ir dar padalinta iš 5. Tai dalybą iš 5 galiu taip palikti, galiu pakeisti dalybą iš 5 kaip daugybą iš 1/5, nes, nu, čia gerai tas pats dalyba iš 5, jeigu apverčiam, čia yra daugybą iš 1/5. Taip, tas pats. Tai sudauginus tada laipsniai susideda, gausiu 1/5 pakeltą 51. Jo, nes dauginus laipsnius sudeda. Mes tokio atsakymo čia nematom, tai tikėtina, kad kažkuris iš šito atsakymo yra užšifruotas. Taip. Gerai, tai čia, nu, tikrai ne šitas, čia 1/25 penktu, tai jeigu 1/25 paversim į 1/5 kvadratu, laipsniai susidaugins, bus 1/5 10. Irgi nelabai tinka. Taip. Šitą reikėtų versti kaip 1/5 kubu. Taip. Ir tada pakelta dar 5. Tai vėl laipsniai susidaugina, būtų 1/5 15. Tai irgi netinka. Jo, šitą jeigu paversim į 1/5 kubu ir tada 17, atsiprašau, laipsniai susidaugina, 3 kart 17, nu tai panašu pagal atsakymą, kad čia bus 51, nes daugiau mes nieko neturim. Va, 51 kaip tik vienintelis tas atsakymas mums tinka. Kitas tekstinis uždavinys. 20 amžiaus vidury buvo pasiūlytas metodas, pagal kurį galima nustatyti organinės kilmės archeologinių radinių amžių, remiantis juose esančiomis radioaktyvios anglies kiekiu. Šį metodą nusako formulę, čia P radinio amžiaus metais, P radinėje likusios radioaktyviosios anglies kiekis procentais. Tyriant kalnuose rastos mumijos plaukų mėginį, buvo nustatyta, kad juose išlikę 52 procentai radioaktyviosios anglies. Nustatykite rastos mumijos amžių metais vienetų tikslumu. Rašykite atsakymą. Taip, dar kartelį bandom suvokti, jo, kas čia buvo parašyta. Matom, kad uždavinys yra su funkcija, tai reiškia, kažką reikės
į tą funkciją tikriausiai įstatyti. Jo, jeigu tekstinis duotas su funkcija, tai ten pasiskaičiuoti, matyti. Gerai, buvo pasiūlytas metodas, pagal kurią galima nustatyti. Gerai, čia yra vanduo, čia yra tiesiog kontekstas, jis nieko bendro čia su matematika neturi. Šį metodą nusako formulę, gerai, vat formulė, šito nereikia. AP yra radinio amžiaus metais, P radinyje likusios radioaktyviosios anglies kiekis procentais. Gerai. Ko prašo? Tyriant kalnuose rastos mumijos plaukų mėginį, nustatyti, kad išlikę 52 procentai radioaktyviosios anglies. Tai 52 čia yra. Ar čia yra radinio amžiaus metais, ar čia yra radinėje likusios anglies kiekis procentais. Va šitas dalykas yra 52. Taip? Klausia, nustatykite rastos mumijos amžių metais. Klausia, amžių metais, nu tai amžių metais čia yra AP. Tai duota P, klausia surasti AP. Taip, P yra 2 procentai, A nuo P, klausia surasti. Tai, nu, tiesiog įsistatom tą P, jo. Mes tiesiog į mūsų funkciją įsistatom tą P. Tai dabar funkciją suvedu, o tiesiog per skaičiuotuvą, čia bus ln. Dabar P dalinta iš 100, tai P yra 52 dalinta iš 100. Taip, iš 100 procentus paverčiam. Ir tada minus 0, 3 0, 1, 2, 1. Tai tiesiog persirašiau, žiūriu 5404, kablis 35. Gerai, gavom teigiamą skaičių, visai didelę. Panašus atsakymą, jau. Šiaip čia NŠA kartais galima patikrinti, kiek jie max leidžia skaičių parašyti. Tai žiūrėkit, aš negaliu daugiau 4 skaičių parašyti. Tai reiškia, kad 4 skaičiai kaip tik turi būti atsakymai, nes bandau, nežinau, girdit, suvesti 5 skaičių, bet neleidžia. Tai jeigu mes gavom 4 skaičiaus atsakymą, viskas yra super. Gerai, nustatykite mumijoms amžių metais vienetų tikslumu. Tai vienetų tikslumu 5404, kadangi po kablelio skaičius mažesnis už 5, tai apvalinasi į mažesnę pusę ir bus tiesiog toks atsakymas. Nustatykite funkcijos apibrėžimo sritį ir rašykite atsakymą į reikiamus langelius. Taip, tai turim lyginę šaknį, turim logaritmą, reiškia lyginę šaknies apibrėžimo sritis. Šiandien jau vieną turėjome, pošakninis reiškinys didesnis už 0. Ir tada logaritmo apibrėžimo sritis, šiuo atveju tiesiog logaritmo reiškinys yra didesnis už 0. Tai atskirai kiekvieną išsisprendžiam. Pirmas. Logaritmas 1/3 x plus 4 daugiau arba lygu už 0. Tai 0 paverčiu į logaritmą. Čia bus, jau neperrašysiu, čia bus logaritmas 1/3. 1/3 nulinio, kadangi pagrindas logaritmo yra vėlgi mažesnis už 1, tai atsikratant logaritmo, pas mane pasikeis nelygybės ženklas į kitą pusę. Bus mažiau lygų ir čia 1/3 pakeltų nulinių. 1/3 pakeltų nulinių, čia yra tiesiog vienetas, tai parašysiu 1. Gaunu, kad x mažiau lygų už 1 minus 4, x mažiau lygų už minus 3. Ok. Atrodo gerai. Tai čia pirma, dabar antrą susirašau, antra nelygybė x plus 4 daugiau už 0, x daugiau už minus 4. Tai bendrai surašius mes turime dvi nelygybės, čia x daugiau už minus 4, čia x mažiau lygų už minus 3. Jeigu jos pasižymėti ant tiesas, minus 4 kažkur čia, minus 3 kažkur čia, viena eina į dešinę, taip, kita į kairę, o ir yra tas bendras atsakymas x priklauso. Čia minus 4. Čia minus 3. Toliau yra žinoma, kad logaritmas yra 2/3, apskaičiuokite logaritmas BAB. Taip. Toks truputuką sunkesnis uždavinukas, iš tikrųjų. Šitas, manau, buvo šimtukui, ne visai tipinis. Na, pirma, ką norėtųsi pasidaryti, matome, kad pagrindai nėra vienodi, tai norėtųsi kažkaip gal pagrindus suvienodint. Tai yra šitą logaritmą BAB, suvienodinti jame pagrindus, padaryti, kad tai būtų pagrindas A, kad mes galėtume kažką įsistatyti. Tai čia būtų logaritmas su pagrindu A viršui ir tada
pagrindas A apačioje. Į apačią B eina, į viršų eina AB. Ir tipo, teoriškai, vat, mes matom, kad viršų yra loka AB, galima įstatyti tas 2/3, bet kyla problemėlė tame, kad nu, mes neturim kito logaritmo ir mes šiaip iš tikrųjų nežinom, kaip jį čia susirasti normaliai. Tai tą logaritmą matomai reikėjo vat, iš šito kažkaip ištraukti. Nes čia be to, kad pagrindas yra kitas, jo mes dar turim daugybą tarp A ir B. Tai tą daugybą mes galėtume parašyti kaip pliusą tarp dviejų logaritmų, taip? Kaip sudėti dviejų logaritmų. Ir dabar čia logaritmas AA, tai jis lygus vienetukui, taip? Nu, jau logiška, kad A kelintų pakelti, kad būtų A, tai vienetą, taip? Ir tada logaritmas AB yra 2/3. Ir vat, iš čia mes galim ištraukti logaritmą AB 2/3 minus 1 ir tai bus minus 1/3. Ir dabar mes galim iki galo pasiskaičiuoti 2/3 padalinta iš minus 1/3. Nu, neapsikrausiu, turim skaičiuotuvą tam reikalui. Taip. Trupinam. 2/3 padalinta iš minus 1/3 yra minus 2. Tai toks visai įdomesnis uždavinukas. Galima, manau, jį buvo apeiti. Pamėginkim dabar su jumis jį apeiti su skaičiuotuvu, kadangi, nu, matematikoje, jeigu kažkas veikia bendriniu atveju, mes dabar bendriniu atveju sprendėm, atkreipkite dėmesį, kad mes nesuradom nei A, nei B. Aš jų nežinau ir nesurasiu. Taip? Bet jeigu kažkas veikia bendriniu atveju, tas dalykas veiks ir vienetiniu atveju. Tai mes galėjom tiesiog iš oro paimti kažkokį skaičių, nes mums tik atsakymo reikės. Jo, nu, tai tarkim, iš oro aš paimu, kad A yra, gerai, A bus 5. Tiesiog iš oro. Nu, gerai, paimsiu ne tokį gražų skaičių, šaknis iš 5. Okay? Kad tikrai tiktų su viskuo. Tai dabar jeigu mes surašysim, taip, čia bus logaritmas šaknis iš 5 ir čia šaknis iš 5 kart, nu, B bus x, nes aš jo nežinau. Taip, yra 2/3. Ir tada man reikia surasti, kam lygu logaritmas x, vietoj A šaknis iš 5, vietoj B x. Taip. Tai žiūrėkit, kame bairiukas. Šitą lygtį galima išsispręsti su skaičiuotuvu, su solvu labai lengvai. Taip, logaritmas šaknis iš 5. Po dešinę šaunam vėl dar vieną šaknį iš 5 kart x, nes nežinom. Ir su solvu pasidarom, kad tai prilyginam prie 2/3. Teoriškai mūsų skaičiavkė turėtų kažkokią x čia surasti. Va, jis surado kažkokią x. Va šitą x prisimenam ir užsirašom. 0,764724, nu tarkim, užteks. Bet. Tai mes turim teoriškai B, taip. Tai teoriškai mes dabar va šitą dalyką galim tiesiog skaičiuotuvą suvesti. Vietoj x rašau 0,764. 72449 ir čia tada rašau šaknis iš 5 kart 0,76472449. Bamt beveik minus 2. Jo, nu tai tikriausiai čia jau užteks žinių parašyti minus 2 atsakymą. Tai toks trikė apėjimas. Pirma dalis, reikia išmokti skaičiuotuvų naudotis. Nes uždavinys iš savęs nėra tipinis, bet jį va taip va prasižaisti galima. Ir čia ne tik šitam tinka, čia kitiem irgi tinka. Dar kartelį, kodėl aš paėmiau čia šaknį iš 5, o ne kokį kitą skaičių, kodėl aš nepaėmiau 2 ar 3, nes reikia paimti kažkokį negražų skaičių, nes jeigu su negražiais skaičiais veikia, tai ir bendrai veiks, nes gražų skaičiai kartais ten susiprastina ir duoda ne to, ko reikia. Taip. Tai va šaknis visai tinka. Gerai, 22. Paveikslė pavaizduotas trikampis, taškai M ir N yra atitinkamai kraštinio AB ir BC vidurio taškai. Užsirašom vidurio taškai, tai pasidalino per pusę. Taip. Vektorius MN yra K kart BC minus C kart B. Čia K ir C realiai skaičiai. Apskaičiuokite K plus C. Rašykite atsakymą. Aha. Gerai. Dar kartelį. Kas pirmoje eilutėje parašyta? Pavaizduotas trikampis. Matau. Ačiū. Taškai atitinkamai kraštinio AB ir BC vidurio taškai. Užsirašėm, kad čia per pusę padalino. Gerai, tai
viskas, pirmoje lotynėje nieko neturim. Vektorius mn, mn čia yra va šitas va vektorius, iš taško m į tašką n, yra kažkiek bc ir kažkiek ba. Ir reikia surasti tuos k ir c. Tai gerai, pasižymim tą vektorių bc, kažkiek bc, taip, ir kažkiek ba. Gerai, tai tuo mes bandysim surasti kiek čia ko. Tai aš gal kaip čia, nedėčiau čia nieko, aš visų pirma vektorių mn išsireikščiau per ba ir bc, taip. Tai kad aš nueičiau mn, aš turiu eiti keliukais. O taip va galiu nueiti. Taip, mb, bn. Čia bus mano keliukas mb plus keliukas bn. Super. Turim du keliukus, dabar mb. mb čia yra pusė ba ir į priešingą kryptį. Taip, tai čia bus minus pusė ba. Taip. Super. Tada bn čia yra pusė bc, bet kryptis sutampa, tai dėl to pliusas. Taip. Plus pusė bc. Ok, tai va štai mes turim vektorių mn. Mn vektorius yra minus 1/2 ba plus 1/2 bc. Dabar mn manęs prašė susirašyti kažkiek bc minus kažkiek ba, nu tai mes va čia ir turim susirašę, kad kiek čia bus kažkiek bc, tai čia yra 1/2 bc, 1/2 bc ir minus 1/2 ba. Ok. Taigi, minusas jau čia yra, reiškia, kai kalba apie k yra 1/2. Kai kalba apie c yra irgi 1/2, nes ten minusas sutampa, jo rašyti nereikia, taip? Ir tada k plus c yra 1/2 plus 1/2 yra tiesiog 1. Tai toks truputuką kažkaip prisunkintas išreiškimo uždavinukas, bet, matomai šimtuką. O tai išreiškimus darėm, teoriškai čia galima buvo susigaudyti. Toliau, nustatykite, kurie teiginiai apie funkciją yra teisingi. Pažymėkite 2 teisingus atsakymus. Šitas dar vienas yra kiborginis. Yra čia porą tokių įdomesnių. Nustatykite, kurie teiginiai apie funkciją yra teisingi. Gerai, tai funkcija yra ln x. Sako, kad f nuo x minus e yra f nuo x minus 1. Tai gerai, visų pirma, susikuriam šitą f nuo x minus e. F nuo x yra ln x, tai jeigu statysiu vidų x minus e, čia bus ln x minus e. Vietoj x įsistatau. Su minusais jokių savybių nėra. Aš negaliu čia atskirti. Jeigu būtų dalyba, tai galėčiau minusą padaryti. Tai, nepanašu, kad jis būtų geras, kažkoks man nelabai atrodo, nes čia aš nieko toliau negaliu padaryti. Gerai, kitą pasižiūriu. Šaknis iš f nuo x. Gerai, tai šaknis iš f nuo x, čia yra šaknis iš ln x, čia yra ln x kvadratu. Ir dvejeto čia mes niekur, atsiprašau, ne kvadratu, 1/2, taip. Čia mes tą laipsnį 1/2 iškelti negalim prieš logaritmą, taip, dėl to, kad laipsnis turėtų būti tiesiog prie x, kad jį galima būtų iškelti, taip, nes va čia matomai jie norėjo išsikelti, bet iškelti negalima, nes jis yra viršui, jis nėra apačioj. Taip, tai šitas irgi yra toks skečia. Jis, man atrodo, čia yra suklaidinta. Tada f nuo e nuo x. Taip, tai pasigaminam šitą funkciją, vietoj x įsistatom ex, ln e kart x, tai kai daugybą galim išskaidyti į pliusą, ln e plus ln x, ln e čia yra tiesiog vienetukas, nes pagrindas sutampa, čia pagrindas e, taip, pagrindas sutampa su reiškiniu, tai 1 plus ln x, tai kadangi ln x yra funkcija, čia tas pats kaip 1 plus funkcija. Tai šitas kaip ir tinka. 1. Tada galiu greitai šitą pasičekinti, f nuo 0 yra 0, ar f nuo 0 yra 0, čia ln 0, tai ln 0 yra 1 irgi. Ne, palaukit, ln 0 nėra 1, iš vis negalima paskaičiuoti. ln 1 yra 0, taip. Bet va taip būtų tiesa. Bet kai su 0, tai čia 0 neįeina į apibrėžimo sritį. Tai šitas netinka. Ir tada jeigu x priklauso nuo 0 iki 1, tai funkcija mažesnė už 0. Tai sako, kai x nuo 0 iki 1, funkcija mažesnė už 0,
galima čia įsistatyti, galima čia šiaip, jeigu funkciją suvokia, tai suprantat, kad taip, nes grafikas šitos funkcijos ln x, jis atrodo kažkaip taip, per vienetuką eina. Ir kai x yra tarp 0 ir 1, tai iš tikrųjų funkcija yra neigiama. Taip, tai funkcija iš tikrųjų yra neigiama ir va čia yra tie du teisingi atsakymai. Be abejo, galima buvo patikrinti, ar ta funkcija neigiama tiesiog su skaičiutuvu. ln x susivedam ir čia prašo nuo 0 iki 1, tai va kaip tik mes nuo 0 iki 1 ir čia kažkokį, kad 0,1 pasitikrinam ir matom, kad čia visur minusai, tai jo šitas yra teisingas. Tai va, du matom teisingai, kiti yra skečia, juos ir parenkam. 2,4. Duota funkcija, žinoma, kad funkcija nuo x plus 1 yra tiek, apskaičiuokite f nuo minus 2. Tai kame čia yra bairis, kad jeigu mes tiesiog paimsim x minus 2, tai pas mus gausis funkcija nuo minus 2 plus 1. Taip. Tai čia bus funkcija nuo minus 1. Tipo, x tai bus minus 2, taip, čia minus 2 kubu, viskas čia gerai su tuo x. Minus 4 kart minus 2 plus 9, taip. Bet tiesiog mes čia surasim funkciją nuo minus 1. Truputuką ne tai, ko prašė. Taip. Prašė nuo minus 2. Tai vat toks bairiukas, kad čia reikia susivokti, kad aš turiu paimti x minus 3, kad čia būtų minus 2. Nes jeigu aš paimsiu x minus 3, tada įstačius minus 3 plus 1 bus minus 2. Taip. Tai tas įsistatymo uždavinys, porą tokių šiaip darėm. Tai labai patiko, kad daug, ką kartojam, daug pasitaikė per egzą. O tai, nesąmonės pradedu rašyti. Jo, nes x tai šitas, x minus 3, tai vietoj x visur minus 3 reikia įrašyti. 4 kart minus 3 plus 9. Įstačius minus 3 surasim f nuo minus 2. Nu, tipo, toks uždavinys. Čia plus 12 plus 9. Ir tada minus 2,7 plus 12 plus 9. Minus 2,7 plus 12 plus 9 yra minus 6. Minus 6. Nu, man atrodo jau. Panašu į tiesą. Minus 2,7 plus 12 plus 9 plus 11 minus 6. Gerai. Nustatykite, kurios iš pateiktų funkcijų yra nelyginės. Pažymėkite du teisingus atsakymus. Gerai, tai reikia surasti, kuri funkcija lyginė, kuri nelyginė. Reiškia, kai, tai yra nelyginės, reikia surasti, tai primenu teoriją, kai f nuo minus x yra f nuo x, čia mes sakom, kad lyginė. Ir tada, kai f nuo minus x, tas minusas išsikelia, čia yra nelyginė. Tai mums kaip tik reikia šitos situacijos, kur f nuo minus x išsikels. Mes turim tokias ieškoti. Gerai, tai skaičiuojam pirmą. Reiškia, turim pasiskaičiuoti f nuo minus x ir turim surasti dar minus f nuo x. Taip. Abu dalykus, minus f nuo x. Tai f nuo minus x, tiesiog vietoj x statau minusą, čia bus kubinė sinus minus x. Tai tas minusas išsikelia, minus sinus x. Ir kadangi čia yra kubinė šaknis, kubinė šaknį mes minusą galim iškelti. Jeigu būtų tai lyginė šaknis, tai minusą iškelti nebūtų galima. Jis liktų to pošaknyje. Taip. Dabar minus funkcija, tai minus ir parašau visų funkciją. Tai šiuo atveju gaunasi, kad turim realiai tą patį, ką reikia. Tai šita funkcija yra nelyginė. Taip parašysiu. Taip. Šita funkcija yra nelyginė, nes f nuo minus x sutapo su minus f nuo x. Gerai. Tai aš kol kas taip pažymėsiu, kad čia niekas mėlynai netaptų. Tada pasidarom tą patį su kosinusu. Pasižiūrim g nuo minus x. Tai kosinusas nuo sinuso nuo minus x. Tai pas sinusą minusas išsikelia, viskas tvarkoj. Bet pas kosinusą minusas dingsta pagal savybės lyginumo. Taip, tai čia nebus nelyginė, nes čia yra lyginė. Minusas dingo ir čia niekur jis neišsikels.
Tai tas pats bus su h nuo x, nes ten, jeigu į kosinusą tą minusą įdėsim, tai jis tiesiog dings. Nes kosinus nuo minus x yra tas pats, kas kosinus nuo x. Čia irgi netinka. Tada sinus m nuo minus x, tai matome, kad du sinusai minusas išsikels iš vieno ir tada išsikels iš kito. Tai čia iš vieno išsikelia minusiukas ir dabar iš kito išsikelia minusiukas. Jo, tai šitą bus nelyginė, nes jeigu mes surasim minus m nuo x, tai vėlgi čia bus tiesiog minus ir tą patį perrašyti, tai sutampa, jo, tai šitą irgi tinka. Prašė 2 atsakymų, nu tai šitie 2 atsakymai, bet paskutinį galim irgi pasitikrinti, kaip ten atrodo k nuo minus x. Ir vėl perėsim prie to paties, kad kosinusas tą funkciją, tą minusą suvalgo. Taip? Ir minuso niekur nebelieka. Tai 2 atsakymai. Šitas, kur yra vien tik sinusai, ten nelyginės, kur bent vienas kosinusas automatiškai tampa lyginė. Pertvarkite reiškinį, pažymėkite teisingą atsakymą. Super. Matote, kad čia yra keli atsakymai su moduliais. Taip. Tai reikia pasižiūrėti, prisiminti, ar čia bus modulis ar nebus modulio. Taip. Tai 6 laipsnio šaknis iš x dešimtuoju. Galiu išskaidyti dešimtuoju kaip 6 plus 4 ir padaryti 2 atskiras šaknis, kur čia vienoje bus x šeštuoju, o kitoje bus x ketvirtuoju. Taip. Tai pirmas šaknis tampa moduliu. Taip, nes kai lyginiai šakniai susiprasino pošaknis su laipsniu, tampa moduliu. Kitoje šaknyje modulių mes neturim, x ketvirtuoju. Dabar, ar yra toks atsakymas su moduliu, tai 6 laipsnio nėra, jo čia yra 3 ir 2. Tai reikia dar šitą 6 ir 4 laipsnį susiprastinti. Jie susiprastina iš 2, 2, 3 ir čia tada bus 3 laipsnio šaknis iš x kvadrato. Atsakymas yra štai šitas. Toks truputuką trikio uždavinukas, vėlgi galima jį patikrinti su skaičiuotuvu, pasiėmus kažkokio keistesnį skaičių. Jeigu čia yra moduliai, tai tikriausiai kažkoks keistesnis skaičius galėtų būti ten minusinis. Vėl mano mėgstamas negražus skaičius su šaknim. Aš tiesiog pasižiūriu, koks turėjo būti originalus atsakymas, jeigu aš suvesiu 6 laipsnio šaknį. Duokit sekundėlę ją suvesti. 6 laipsnio šaknis iš čia x, taip, tipo x 10. Tai aš x paėmiau minus šaknis iš 5, kad būtų negražus atsakymas kažkoks, taip. Turiu negražų atsakymą, aš žinau, kad šitas turėjo susieiti į 3,82, 3,622. Taip. Ir dabar aš šitą negražų atsakymą galiu tikrinti pagal šitus vaduotusius. Tai, aš žinau, kad geras atsakymas tenai, tai aš specialiai pradėsiu nuo pabaigos, kad jūs pamatytumėt, kad jeigu aš čia suvedinėsiu, galtinį dabar tikrinu x kart ir tada ten yra šaknis iš x kubų. Ir čia yra dabar mano x įsivedu, toks keistesnis skaičius. Net nieko neskaičiuoja, meta erorą. Ok, reiškia šitas jau negeras. Taip. Žiūrim kitą, tada susiveda modulį. Modulis mano keistas x, kurį aš savo pasiėmiau, nes su keistais, jeigu su keistais veikia, tai ir su visais normaliais veiks. Taip. Ir čia tada x kubų turėtų būti. Tai vėl mano x minus ir kubu. Vėl matot, kad kažkokį erorą meta, nes mes tiesiog šaknį šiaip iš minuso traukiam, tai logiška, kad ten erorą meta. Minus šaknis iš 5, tikrinu kitą kart, čia jau bus kubinė šaknis pagaliau. Kubinė šaknis iš mano x kvadratu. Tai mano x aš suvesiu minus šaknį iš 5. Aha, arti, bet ne tas ženklas. Taip. Tai šitas jau arti, bet ne tas ženklas. Jo, ir tada, jeigu paskutinę atveju patikrinam, kur čia bus su moduliu, tai minus šaknis iš 5, galima patikrinti ir gauti tą patį atsakymą. Ir taip mes esam tikri, kad mes tikrai gerai išsprendėm. Tai skaičiavkę, must have. Paveiksle pavaizduotas funkcijos grafiko eskizas.
Nustatykite, su kuria m reikšme lygtis turės lygiai 3 sprendinius. Pažymėkite teisingą atsakymą. Tai pavaizduota šitą funkciją. Čia galima arba jos transformaciją žinoti, jo čia yra parabolė, kuri transformuota per 3 į dešinę, per 5 į viršų. Taip, tai per 3 į dešinę, per 5 į viršų. Na, jeigu tos transformacijos nežinote, tada šį tikriausiai reikėtų kažkaip atsiskliausti ir surasti tą viršūnę su viršūnės formulę. Tai gerai, turim 3, 5. Nustatykite, su kuria m reikšmė lygtis turės lygiai 3 sprendinius. Aha, tai standartinė parametrinė užduotis, kai uždeda moduliuką ant parabolės ir klausia lygties. Tai mes tokių padarėm 5, netgi man atrodo. Tai čia visi, kas darė, žino, kad kai mes šitą modulį uždėsim, tada mūsų funkcija iš tokios patampa štai tokia. Taip. Nemoku prieš tą. Gerai. Klausia, su kuriuo m turės 3 sprendinius, tai 3 sprendiniai, 3 susikirtimo taškai bus šitoje vietoj, kai m yra 5. Tai iš tikrųjų paprasta parametrinė užduotis, aš bijau, kad bus kažko sunkesnio. Tokia tipinė. Kitas numeris, geometrinės progresijos pirmasis narys B1 yra 3, o S6 minus S5 yra 96. Jo, tai čia vėlgi standartinė situacija, kai mes S6 minus S5 gaunam, mes gaunam tiesiog 6 narį. Tai jums realiai yra duotas B1 3 ir duotas B6 96. Taip. Čia Sn yra šios geometrijos progresijos pirmųjų n narių suma. Okay. Apskaičiuokite šios geometrinės progresijos vardiklį Q, klausia Q. Tai jeigu šitą turim, pasiimam geometrinės progresijos formulę. Kadangi mes turim B6, tai susidarom ją su 6, 6 minus 1, 6 minus 1 yra 5. Taip. Ir dabar įsistatom vietoj B6 96, vietoj 1 3, Q5. Jeigu mums nebūtų duotas B1, o būtų duotas B2, tai ten tiesiog būtų sistema. Taip. Labai tipinis uždavinukas. Tai padalinu iš 3, gausiu 32. Dalinu iš 3, 32 yra Q5. Taip, perrašysiu, taip, Q5 32. Traukiu 5 laipsnio šaknę. Kadangi tai yra nelyginė šaknis, tai plius minus rašyti nereikia. Bus tiesiog Q yra dvejetukas. Taip. Gerai. Paveiksle pavaizduotas funkcijos grafiko fragmentas. Yra žinoma, kad didžiausia reikšmė įgyja 4. Didžiausia reikšmė lygia 4, funkcija įgyja taške x lygų 3. Nustatykite a ir b reikšmes ir rašykite atsakymą ir reikiamus langelius. Jo, tai pavaizduota funkcija, tai yra jos fragmentas, didžiausia reikšmė įgyja 4. Taip, taške x lygų 3. Dabar mums reikia surasti a ir b. Ok. Tai kad mes surastume a arba b. Nuo ko čia paprasčiau pradėti? Mes turim vieną tašką, taip, 3 ir 4. Tai su vienu tašku mes laisvai galėtume surasti vieną raidę, bet čia yra 2 raidės, tai iš kažkur antrą raidę reikėtų ištraukti. Kažkokio kito taško mes neturim. Tai idėja tikriausiai tame, kad reikia pamatyti, kad 5 sinusai turėtų reikšmus rytą nuo -5 iki 5. Taip. Bet kadangi mes šiuo atveju turime didžiausią reikšmę 4, reiškia, ta reikšmių sritis buvo sumažinta truputuką, jo, nes sinusas šiaip turėjo būti toks, jo, ir šitas a buvo atimtas vienetukas. Ir tada reikšmių sritis pas mus sumažėjo iki -6 ir 4. Arba didžiausia reikšmė yra 4. Tai dėl to a yra -vienetukas. Tai aš sakyčiau taip, mes mąstytume, ir tokiu atveju mes gauname jau funkciją, kurioje yra vienas nežinomasis, tai yra vienas parametras b, taip,
Ir dabar, kai mes turim tą vieną parametrą b, mes galim va šitą va tašką x, y čia įsistatyti. Įsistatom tašką į funkciją, gaunam sinusą pi dalinta b kart x yra 3, minus 1. Vieną te perkeliu, bus penketukas, 5 lygų 5 sinus čia viršui 3pi dalinta b. Ir tada iš 5 galiu padalinti, gaunu, kad 1 yra sinus 3pi dalinta b. Taip. Tai sinus 3pi dalinta b lygus 1. Dabar reikėtų pagalvoti, pamastyti, kada sinusas yra 1, jeigu paprastas sinusas, taip, apie kurį mes kalbame. Tai sinusas yra y ašis, taip, čia yra sinuso ašis. Sinusas yra 1 štai šitam taške, vienetukas. Tai čia yra taškas pi dalinta iš 2. Tai mes galim sakyti, kad sinusas pi dalinta iš 2 yra 1. Jo, tai gaunasi, kad, ir vat matosi šitoje vietoje, kad čia yra tas pirmas po dešinę, tai pirmas po dešinę, kuris duoda 1, tai čia yra pi iš 2. Tai gaunasi, kad va šitas va dalykas, 3pi dalinta iš b, jis yra pi dalinta iš 2, nes su šita reikšme sinusas kaip tik yra vienetukas, taip? Ir tiek, ar tada čia susižiūrim, arba čia susikryžiuojam, ar kas čia vyksta. Pi kart b kart pi yra 2 kart 3pi, galim iš pi padalinti viską, dingsta, ir tada gauname, kad b yra 6 tiesiog. B yra 6, b yra 6. Toks smagesnis. Dar vienas smagesnis. Duota apskritimo lygtis, kuris iš pateiktų taškų yra šio apskritimo centras. Pažymėkite teisingą atsakymą. Tai šitą reikėtų, kaip ir teorija, žinoti, kad apskritimo lygtį mes galime štai tokiu būdu užsirašyti, kur apskritimo centras būtų x0 ir y0, čia yra centras. Taip. Tai reiškia, mums va šitą reiškinį kažkaip reikia privesti prie vat štai tokių dalykų. Taip. Kažkaip iš šito padaryti 2 kvadratus. Tai aš sakyčiau, kad šitas yra toks rimtas, kas olimpiadose dalyvauja, išspręstų. Kas ne, aš labai abejoju. Čia toks yra, truputuko olimpiadinis. Tram 9 tikriausiai be jo reikėtų paimti, nes kitaip nesigauna. Dalykas tame, kad va šitą mes turim suskliausti pagal greitosios daugybos formulę ir mes teoriškai galėtume tai suskliausti pagal greitosios daugybos formulę, jeigu čia būtų dar plus m kvadratu. Bet m kvadratu nėra, tai mes dėl to čia prirašom minus m kvadratu, kad matkiai nieko nepasikeistų, taip? Ir tą patį pasidarom čionai, čia y pamečiau, y kvadratu plus 2py, kad galėtume suskliausti, čia turėtų būti plus p kvadratu, bet p kvadratu nėra, tai dėl to mes parašom čia dar minus p kvadratu, kad matematiškai tai būtų viskas korekt. Ir tai yra lygu c. Gerai, tai va dabar šitą skliaustą suskliaudžiam bus x plus m kvadratu, čia minus m kvadratu. Ta patį su šituo mėlynu pasidarau, čia bus y plus p kvadratu minus p kvadratu. Gerai, tai aš jau esu visai arti va šito pavidalo. Man trūksta, kad 2 kvadratai būtų po kairę ir po dešinę būtų skaičius pakeltas kvadratu. Gerai, tai aš tiesiog perkelsiu šitus departuosiu į dešinę, kad pas mane būtų x plus, gerai, juoda spalva, kad būtų x plus m kvadratu, da plus kitas skliaustą perrašau, o va šitus skaičiukus į dešinę pusę perkeliu, bus c plus m kvadratu plus p kvadratu. Tai teoriškai šitas užrašymas, jis yra toks pat kaip šitas užrašymas, jo, va šitas va. Čia turėtų būti tas pats. Taip. Dabar,
Nu, čia yra gal kažkoks skaičius kvadratu, mes nežinom. Gal ten C yra 1, M yra 2 ir ten P yra 0 ir tipo tada bus čia 5. Ten. Gražus skaičius, kuris kvadratu žodžiu pasikelia, taip? Tai mes to nežinom, bet va šitas visas dalykas, jis tipo yra R kvadratu. Su juo viskas yra tvarkoje, jis yra mums nesvarbus, taip? Tai atsiminate, kad čia koordinatės buvo x0, y0, tai šiuo atveju pagal tą pavidalą turėtų būti užrašyta x minus m kvadratu. Taip, ir tas pats čionai, x minus p kvadratu, nu ir ten tas r kvadratu. Ja? Ir tada gaunasi, kad centras apskritimų yra taške minus m ir minus p. Neklauskit. Aš ne NŠA. Aš nežinau, kodėl tokį. Aš nežinau, kodėl kito negalima buvo pasirinkti. Nu, bet, tipo, nu, toks per pusę olimpiadinės, nes čia yra vat, tos olimpiadinės idėjos dažnos, kur nu, šitas olimpiadui netiktų, jis būtų per lengvas. Bet vat, kokiem duoti vat, 8-okam tokia ar 9-okam per olimpiadą yra tas pats. Jo, geriausias dalykas. Tai minus m minus p. Jeigu aš nesuklydau, turėtų būti taip. Nu ir aišku liūdna, kad jeigu čia kažkas yra tiesiog turnelis, kuris atspėjo ir gavo šitą tašką, nu tai gaila. Taip, čia matau, kad neparašėm atsakymą kažkodėl. Gerai, nustatykite, kokias reikšmes įgyja reiškinys toks su visomis galimomis A reikšmėmis. Įrašykite atsakymą į reikiamus langelius. Nu, tai paprasčiausias dalykas tikriausiai būtų su skaičiuotuvu tiesiog susivesti. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad čia ar kosinusas dalinta iš pi, taip. Atsimenate, kad ar kosinusas jis gražina mums kampą. Taip, tai atgal jis gražys kampą ir kampą jo reikšmių sritis. Jo, kaip mes čia padarysim, va taip, reikšmių sritis ar kosinuso yra nuo 0 iki pi. Taip, va šitą teoriją. Tai su ta teorija čia galima išsispręsti logiškai, bet jeigu nežinot logiškai, taip, to uždavinuką galima išspręsti su skaičiuotuvu, tiesiog reikia pakeisti, kad pas mus būtų radianais viskas duota. Ir tada teoriškai mes galėtume surasti. Taip. Gerai, tai įvedam į lentelę 2025 pakeltą. Ar kosinusas, tai ark kosinusas x dalinta iš pi. Dabar, kame reikalas? Jeigu jūs žinote, kad ar kosinuso reikšmių sritis yra nuo -1 iki 1 super, jeigu nežinote, vat prasivažiuojate vieną kartą taip ir matote, kad čia vat visur rodai yra tik tai nuo -1 iki 1. Skaičiuoja ar kosinuso, nes ar kosinuso apibrėžimų sritis yra nuo -1 iki 1. Tai super, vieną kartą padarom ir antrą kartą tada jau pasižiūrim nuo -1 iki 1 kažkur detaliau tas visas reikšmes. Ir va, prie -1 2025 ir prie vienetuko bus mažiausia 1. Tai nuo 1 iki 2025. Nu, kad galva būtų ramesnė, galima pažiūrėti nuo -2 iki 2. Nu, tas pats, tiesiog matysite, kad tik tai prie šito skaičiuoja. Kaip matematiškai reikėtų spręsti, reikėtų suvokti, kad ar kosinuso reikšmių sritis yra nuo 0 iki pi. Tai gaunasi, kad tipo mažiausia bus, jeigu aš įrašysiu vietoj ar kosinusas, taip, ark kosinusas a yra 0. Šitas variantas man duos 2025 pakeltą 0 dalinta iš pi, tai čia yra 2025 tiesiog nulinių, tai yra vienetas. O jeigu ark kosinusas a duoda pi, tai tuo atveju 2025 pakelta pi dalinta iš pi yra tiesiog 2025 pirmoji ir, nu, tai yra 2025. Tai va, iš kur tie skaičiai atsiranda, tai būna ir tokių, kur su skaičiavke labai lengvai prasivažiuoja, bet skaičiavkės toks truputuką trikia. Kaip spręsti tram antrą uždavinį? Taip. Žiaurus. Žiūrim. Tai pirmą, ką reikia pasidaryti keitinį, nes kitaip mes tiesiog sulūšim pakeliui. Okay? Tai keitinys a yra kubinė šaknis iš m plus 8. Tada antrą keitinį įsivedam b kubinė šaknis iš m minus 8. Ir dabar kame yra čia bairis? Bairis tame, kad tas kubinės šaknis jos yra nepatogios. Nu, šiaip šitą uždavinį galima išspręsti su skaičiavke visai lengvai. Taip. Tai kaip išspręsti su skaičiavke? Jūs tiesiog suvedate viską, kas jums yra duota į solverį. Taip.
x plus 8 minus, tada čia suvedam kubinę šaknį iš x minus 8 alfa lygu 1. Ir mes tada šitą išsolvinam, nu čia priklausomai kokį x paimsim. Su vienu x skaičiavkę palūž kažkur pakeliui, taip. Jeigu kažkaip kitą x paimti, tai... Taip, gerai. Kur tu dingai? Dingo. Reikia kitą x paimti. Jo, jeigu kitą x paimsim, tai ten skaičiavkę nesulūž. Čia tiesiog reikia pasižaisti truputuką ir paieškoti, kuris x tinka. Alfa lygu 1. Shift solve, nu čia 10 aš tada paėmiau, praeitą kartą va, ištolvinau, taip? Tai jis surado tipo mums m. Tai m yra 13,7477 ir tada pasižiūrim, kam lygu m kvadratu. Nu, kadangi x dabar įrašytas su skaičiuotuvo atmintį, aš galiu tiesiog taip pašauti. Ir va, jis yra 108,9. Tai mes turim m kvadratą ir gyvenimas paprastas. Kas nori, kad gyvenimas nebūtų paprastas, žiūrim, kaip reikia spręsti šitą olimpiadinį uždavinį. Šitas būtų šiaip olimpiadai tikrai. Čia nėra vabai lyga. Čia yra olimpiadinis lygis. Ok, tai ką mes turim čia? Pasirašom visų pirma, kas mums duota su keitinys, jo, tai a minus b yra 1. Na, ką galima padaryti, galima kažkaip pasižaisti, kad šitie kubai dingtų. Tai vienas variantas prasišauti va tokį va su kubais. A kubu minus b kubu yra ta įsirašius tas šaknis, čia kubinė šaknis iš m plus 8 kubu, minus ir tada kubinė šaknis iš m minus 8 kubu. Šitas dalykas, kubai dingsta m plus 8, čia bus minus m minus 8. Ir kame tiesiog yra bairiukas, kad pas mus čia tipo tie m susiprastina ir m susiprastino, gavosi, kad a kubu minus b kubu yra 16. Taip? Ok. Tai turim a kubu minus b kubu. Dabar, kur mes tą a kubu minus b kubu galim panaudoti? A kubu minus b kubu. Tai tą dalyką kaip ir galima panaudoti dalinai va šitam reikalė. A minus b, jeigu mes kubu pakelsim, čia bus a kubu, taip, minus 3a kvadratu b plus 3a b kvadratu minus b kubu. Taip. Tai mes turim a kubu minus b kubu. Ar šito mums reikia? Nežinau. Mes galim čia panaudoti. Tada kitas dalykas, kur mes galim panaudoti, mes galim šį tokią formulę kažkokią pasiimti. Taip, čia būtų a minus b. Ir tada čia būtų a kvadratu minus plus ab plus b kvadratu. Kai mes turim tokią formulę ir mes dar galim šiaip su kvadratais irgi kažkaip pasižaisti. Su kvadratais mes va šitą galim pasidaryti. A minus b kvadratu yra a kvadratu minus 2ab plus b kvadratu. Jau? Ok. Jop. Nu, atrodo panašu į tiesą. Tai mes galim PVZ surasti. Ką surasti? A kvadratu plus b kvadratu. A kubu minus b kubu. A minus b. Na, bet šitas dalykas čia nėra tas pats. Aš negaliu jo tiesiog 16 įkišti, kaip aš tada padariau, nes čia yra truputuką melas. Čia yra truputuką melas. Mes negalim meluoti. Mes galim vietoj šito 16 įdėti, taip, jeigu mes čia 16 įdėsim. Tai čia bus 1 kubu, tai 1 yra 16, minus 3a kvadratu b plus 3ab kvadratu. Tai teoriškai, jeigu perkelus ir padalinus iš 3, ką aš gaunu? Aš gausiu, kad minus 15 yra minus 3a kvadratu b plus 3ab kvadratu, tada aš galiu čia, tarkim, iš minus 3 padalinti. Ir aš tada gausiu, kad 5 yra a kvadratu b minus ab kvadratu. Tada aš galiu ab teoriškai iškelti už skliaustus. 5 yra ab, a minus b. O, dėm, kažką turim. AB, a minus b. Ir mes žinom, kad a minus b yra vienetukas. Jos, kažką turim. Čia yra vienetukas. Tai mes turim, kad 5 yra ab. Yes. Mes turim, kad 5 yra ab. Jeigu 5 yra ab.
ką mes galim gero padaryti? Tai mes galim teoriškai va šitą, mes žinom, kad šitas dalykas yra 5. Mes galim surasti a kvadratą ir b kvadratą. Jo, žiūrėkit. Dabar, jeigu mes žinom, kad ab yra 5, čia yra 5. Tada mes teoriškai žinom, kad čia yra 1. Tai mes galim surasti a kvadratą plus b kvadratą. Jo, tai pasirašom iš šito, kad 1 yra a kvadratu minus 2 kart 5, nes ab yra 5, plus b kvadratu. Tai 1 yra a kvadratu minus 10 plus b kvadratu. Aš suradau, kad 11 yra a kvadratu plus b kvadratu. Taip? Super. Tada jeigu aš žinau, kad 11 yra... O ką man iš vis čia kažką skaičiuoti? Aš turiu ab, aš turiu 5, man šito nereikia. Man šitas dalykas... Kam man jis reikalingas? Žiūrėkit, čia gyvenimas yra trigubai paprastesnis dabar. Ašgi turiu, kad 5 yra ab, taip? 5 yra ab, tai aš galiu vietoj a šauti m, vietoj b šauti m ir aš tiesiog gausiu normalią kubinę šaknę. Pošakniai susidaugina, taip? Pošakniai susidaugina, kubinė šaknis pakeliu kubu. 125 yra kubinė šaknis iš... Kubinė šaknis dingsta, taip, čia tiesiog susidaugina bus m kvadratu minus šiam 4. Šiam 4 persikeliam į kitą pusę, 125 plus šiam 4 yra m kvadratu. Tai dar kartelė, m kvadratu yra 189. Yes! Ok. Reikėjo 30 minučių. Bet sušaudėm. Jo, dar kartelė. Speedrun. Ok. Tai pasidarom keitinę. Dabar prisiminti, per kur mes prie šito kelio priėjom. Kubinė m-1. Sužaidžiam su kubais, kubų skirtumas a kubu minus b kubu yra pas mus m plus 8 kubu minus m minus 8, čia kubinė šaknis kubu. Tada čia šaknis dingsta, nes kubinės, taip, atsiskliaudžia, aš gaunu, kad m ten susiprastina, m plus 8 minus m plus 8 yra 16, aš turiu, kad a kubu minus b kubu yra 16. Good. Tada kitas dalykas, kurį mes galim sušaudyti, mes galim gauti va šitoj valikty a minus b kubu. Kitą spalvą paimsiu, kad čia kažkaip galima būtų atskirti, kad čia yra kitas veiksmas, a minus b kubu yra va šitą formulę, pasižiūrim, minus 3a kvadratu b plus 3a b kvadratu minus b kubu. Mes tiesiog turim a kubu ir b kubu, taip? Ir mes šitą turim, nes čia yra vienetukas. Pagal sąlygą a minus b yra vienetukas. Tai super, tai vienetukas kubu yra, a kubu minus b kubu, aš tiesiog va taip sugrupuosiu, kad būtų aiškiau. Aš tiesiog šitą b šalia ten a to parašysiu. Ir gaunu, kad aš šitą žinau, kad čia yra 16, taip? Tai aš gaunu, kad 1 yra 16 minus trejetą užskliaustų, tegul bus 3a kvadratu. B čia nėra kvadrato, tai 1 kvadratas. Ir tada čia, kadangi minusas, tai va taip va. Ja, minusą iškeliau. Gerai, finally, ok. Tai perkeliam skaičiukus į kairę pusę, bus 1 minus 16 minus 15. Minus 15 yra minus 3a kvadratu b minus a b kvadratu. Padalinam iš minus 3. 5 yra a kvadratu b minus ab kvadratu. Good, galim iškelti va šitoj vietoj. AB užskliaustus, 5 yra AB skliaustuose a minus b. Taip. Ok, a minus b žinom, kad čia yra 1. Šitas dalykas yra 1. Tai 5 yra tiesiog AB. Super, turim kažkokią dalyką, kur dabar yra sandauga ir nebus tų dvigubų šaknų. 5 yra AB. 5 yra kubinė šaknis iš m plus 8 kart kubinė šaknis iš m minus 8, tai galiu sudauginti, viskas nueis į vieną pošaknį, m plus 8 minus 8. Galiu pakelti kubu, tada pas mane čia taps 125 yra m plus 8 minus 8, m plus 8 m minus 8 čia yra greitosios daugybos formulė, m kvadratu minus šiam 4 nuvažiuoja į dešinę pusę, yra m kvadratu,
paskaičiuojam 125 plus šiam 185 plus 4 189 yra m kvadratu. Atsakymas 189. Done.